21 valandą. Visą geriausią. Ate. Tiesioginėme eteryje pradeda darbą TV3 vakaro žinios. Labas vakaras, aš Mindaugas Vasiliauskas ir ačiū, kad žiūrite. Lenkijos pareigūnai sulaikė 9 įtariamuosius bandžiusius padegti Vilniaus IKEA, rusų užsakymų vykdžiusius sabotažus ir Lenkijoje, Latvijoje bei Švedijoje. Šitokio pobūdžio diversijos arba sabotažo aktai gali kartotis. Ieškodama pinigų gynybai, vyriausybė siūlo dar branginti degalus, alkoholį ir tabaką, kai kurias draudimo paslaugas, didėtų ir mokesčiai verslui. Vidutiniškai kuras brangtų 6 centais. Mūsų rinkėjas tikriausiai skersai žiūrėtų į mūsų. Esame skeptiški ir tą esame koaliciniuose formatuose išsakėt. Lietuva vėl renka prezidentą. Prasideda išankstinis balsavimas antrajame rinkimų ture. Aš jau nuo gimimo Lietuvos konservatoriai man Ingrida. Oi, šitas koks kelmas. Šimonytė yra pasakius, nepatiks per kitus rinkimus, galėti išsirinkti kitus. Tai ir išsirenkam kitus. Prieš rinkimus Nausėdos ir Šimonytės ginčai, kuris labiau konservatorius. Irane režimo rėmėjai atsisveikina su žuvusiu prezidentu, tačiau represijos tęsiasi ir po jo mirties. Valdžia medžioja vakar fejerverkų šaudžiusius ir tirono mirtį šventusius iraniečius. Sukrečiantis tyrimas Britanijoje. Britų pacientai gydyti živ ir hepatitu C užkrėstų krauju, kurio donorais buvo JAV kaliniai ir narkomanai. Tūkstančiai pacientų mirė, o valdžia skandalą slėpė. Daugiau nei 200 000 vairuotojų nuo kitų metų gali prarasti teisės, vis dar delsia tikrinti sveikatą. Ir kaip sveikatėlė, viskas gerai? Viskas gerai, va. Diedukas 16-nis. Medikai grasina milžiniškomis eilėmis ir ragina nelaukti rudens. Ir apie košmarišką skrydį iš Londono į Singapūrą. Dėl stiprios turbulencijos 1 keleivis žuvo, o 10 sužeistų. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė, kad šalies teisėsauga sulaikė iš viso 12 įtariamųjų, kurie rusų užsakymų bandė sudeginti prekybos centrą IKEA Vilniuje bei dažų gamyklą Lenkijos vakaruose. Pastarosiomis dienomis buvo sulaikyti 9, o šiandien dar 3 įtariamieji. Pasak Tusko, įtariami baltarusiai, ukrainiečiai ir lenkai sabotažus Rusijos pavedimu vykdė ir Latvijoje bei Švedijoje. Na, o Lietuvos teisėsauga apie IKEA padegimą Lietuvos žmonėms neturi ką pasakyti. Magazin 236